Sveiki. Sakoma, kad vaikai griūna, krenta, užsigauna kiekvieną dieną ir niekas be to neužauga. Tik štai kada viskas baigėsi paprasta mėlynė ir tiesiog auč, o kada didelė trauma, apie tai kalbamės su Baltijos šalyse pirmaujančios plastinės ortopedinės ir bendrosios chirurgijos klinikos Nord Clinic gydytojų ortopedų traumatologų Liutauru Rakausku. Sveiki, gydytojau. Labą dieną. Tai aš pasakiau, kad tikrai niekas be to neužauga. Tai dabar teko man apsilankyti visai neseniai Santaros klinikų priėmimo skyriuje su vaiku, žinoma. Ir tai, ką pamačiau ten, toks jausmas man susidarė įspūdis, kad prasidėjo traumų sezonas. Ar apskritai yra jūsų srityje kažkokie sezonai, ar kiekvieną dieną turite tokį karinės padėties situaciją? Geras klausimas pradžiai. Sezonas yra labai svarbu, ypač vaikų ortopedijai, traumatologijai. Tai mūsų sezonas yra nuo tada, kada orai sušyla, iki tada, kada jau jie pradeda vėsti, pradeda tapti lietingas oras. Tai paprastai nuo gegužės iki maždaug spalio dirbam intensyviai. Patys intensyviausi darbai būna, kai būna tie pirmieji šilti savaitgaliai. Po to žmonės kažkaip įpranta ir gal nebe taip intensyviai džiaugiasi šiltų orų. Tai sezoniškumas tikrai yra be galo ryškus. O apie ką mes kalbame? Kokie yra tie dalykai, su kuo tenka susidurti? Na štai atšilo oras ir jau tikriausiai pasižiūrėję į orų prognozę programėlėje telefone galite nuspręsti, kad laukia darbelio daug. Kokios tos traumos, kas pas jūs atkeliauja? Taip, būtent pagal orus galima labai spręsti, kas bus, ir tai dažniausiai pasitvirtina. Tai pagrindas yra, kai ištraukiamos, kaip mes vadinam, visokios transporto priemonės, pradedant dviratukais, paspirtukais, po to įsijungia šitų priemonių elektriniai variantai, dar baisiau. Šios traumos tokios gal kaip iš sunkesnių šiek tiek. Tiesiog laukas, po to visų apkalbėti ir žinomi batutai ir įvairiausi maudynės, šuoliai nuo lieptelių, stiklai, aštrūs daiktai, viskas, ką įsivaizduokit, galima surasti lauke šiltų orų vaikui. Aš įsivaizduoju, kad dalis tėvų tai net neįsivaizduoja kartais, žiūrėdami kažkokį objektą, kad tai gali kelti pavojų. Na, paminėjot batutus, ar ne? Ir kiek mes važiuotume, per šventes, štai čia visai neseniai buvo didelis renginys ir perskaičiau reklamą. Visos šeimos kviečiamos kartu su vaikais, vaikų lauks nemokami batutai. Ir aš jau žinau, ir tikriausiai daug kas žino, kad ojojoj bėda, bet kaip dažnai, pavyzdžiui, su tais pačiais batutais, kodėl jie yra tokie pavojingi? Pakartokime dar kartą visiems. Kas nutinka tuose batutuose? Aš gal nesu tas žmogus, kur kažką drausčiau žmonėm. Viskas yra galima, viskas yra smagu, jeigu, kaip ir kiekvienu daiktu, naudojamės pagal saugos instrukcijas. Jeigu kas nors kada nors skaitytų tas instrukcijas, tai jose paminėta, aš pats nesu jos skaitęs, bet tikriausiai yra paminėta, kad šokinėjama po vieną. Kad turi būti, jeigu yra kažkoks apsauginis tinklas, jis turi būti užsegtas. Vaikas nešokinėja be suaugusiųjų priežiūros ir taip toliau. Tai kaip ir sakau, su kiekvienu aparatu, su kiekvienu daiktu, kuris turi instrukciją, elgiamės pagal instrukciją, saugumo reikalavimus, turbūt tų problemų būtų galima išvengti. Tai nėra daiktas, kurį aš kažkaip, sakau, drausčiau žmonėms. Neturiu aš tokio nusistatymo, tačiau truputį keli žingsnius į priekį pagalvoti. Tikriausiai reikėtų, kaip sakėt, ne tik instrukciją vadovautis, bet ir sveiko protą įsijungti, nes labai dažnai, ką man teko pastebėti, batutai yra galimybė tėvams vaikus palikti, nes kažkas prižiūri, o patys pasitraukia veikti savų reikalų ir po kurio laiko ateina susirinkti tų vaikų. Tai čia aš suprantu, kad yra klaida, nes yra vienas suaugęs, daug vaikų. Taip neturėtų būti šitoje vietoje. Arba tie patys šokinėjimai, iki 5-6 vaikai, ar šokinėjant batuto vienu metu, taip irgi neturėtų būti, nes tai nėra saugu. Apskritai net yra pridaryta ir tyrimų tokių, gal atrodytų koks čia mokslas, tačiau yra tyrimų apie tai, kaip traumų padaugėja tėvams esant teoriškai aplinkui vaiką. Tai va, būtent ką jūs minėjot, kad atrodo nors ir yra faktiškai tas, tiksliau teoriškai yra tas suaugęs, bet faktiškai jo aplinkui nebūtinai yra.
Tai vat ir yra įdomus dalykas, kad kaip ir vaikas turėtų būti prižiūrimas, suaugusiai yra tame turbūt namų ūkyje, kažkur jo ribose, bet tai nebūtinai yra, kad tas vaikas yra prižiūrimas. Kartais žymiai geresnė ir kokybiškesnė priežiūra yra, kad ir toje pačioje ugdymo įstaigoje. Tai čia toks paradoksas. O grįžkim prie batutų. Kas nutinka su tais batutais? Ką jūs matote savo praktikoje? Na, prasidėjo batutų sezonas ir iki pat rudens praktiškai galiu duoti ranką nukirsti. Neduosiu, bet taip sakau, kad iš tiesų tikriausiai kiekvieno miestelio šventėje kažkur mes matysime na tuos atrakcionus. Tai kas juose nutinka? Ką matote jūs, kai jau atkeliauja arba su tėvais, arba su švyturėliais pas jūs prašyti pagalbos? Nu, dar kartą sakau, čia nėra taip, kad tai būtų vienintelis, tikrai gal kažkiek per daug stigmatizuojamas yra dalykas. Tačiau šiaip tos traumos nutinka irgi, ką dažnai matom, kai yra kelių vaikų vienu metu naudojimasis ta erdvė. Ir kai būna vaikai skirtingo amžiaus, skirtingos kūno masės paprasčiausiai ir tiesiog paviršiaus įtempimo plotas to batuto gali tam tikrą sekundės dalim vienam būti minkštas, o kitam, jeigu jis tuo metu yra įsitempęs dėl, čia tiesiog fizika, jisai kitam gali būti labai su didžiulė atatranka ir tai sukelia dažniausiai viršutinės galūnės pakankamai sunkias traumas, tačiau, sakau, tai yra tik tai vienas iš variantų, kaip gali vaikas traumuoti. Aš suprantu, kad iš tikrųjų čia gauti traumai didelio mokslo nereikia, tiesiog užtenka kažkokio dalyko neapgalvoti. Na, kad ir minėjote, visas transporto priemonės ir tas paspiriamasias ir galų gale elektrinės, kaip sakėte, blogiau, ten užtenka, pavyzdžiui, tėvam šalmo neužsegti. Būtent paprastas dalykas, mes taip kartais gan grubiai kalbam, kad rankos kojos vis tiek yra sutaisomas dalykas, labai čia grubus pasakymas, tačiau tai yra tiesa. Mažų mažiausiai šalmas. Būtų idealu, jeigu būtų ten galūnių apsaugos, tačiau tai yra sutvarkoma. Šalmas ant galvos ypač dabar iš viso juk yra jau priimta kelių eismo taisyklė, kad jau elektrinės visos priemonės, tos judumo, jos turi būti vairuojamos dėvint šalmą. Bet čia kalbam ir apie paprastosius paspirtukus, dviračius, tai yra be galo reikšminga, o jau gal taip irgi paprastai pasakysiu, tikrai nesitikim, kad ten kiekvienas vaikas užsidės kelio alkūnių riešų apsaugas sėdant ant dviračio, čia turbūt yra jau idealiam pasauliu, tik tai taip galima įsivaizduoti, tačiau bent jau šalmą, jeigu dėvėtų pacientai, mes kaip ortopedai traumatologai tiesiogiai galvos traumų negydom, nebent tai visiškai kažkokie paviršiniai sužalojimai, tačiau dažnai tie pacientai būna patyrę politraumas, tai reiškia ir galvos, ir tarkim galūnių sužalojimus, tai galūnių sužalojimai yra, jau jeigu yra galvos rimta trauma, tai paskutinėje vietoje. Čia pirmiausia yra galvos traumos situacijos, o tik tai tada pereinam prie galūnių. Galūnės yra gyvybei irgi pasakymas toks ne pats reikalingiausias dalykas. Tai faktas, kad jos reikalingos mūsų gyvenimo kokybei, tačiau atkreipti reikėtų dėmesį, jeigu žmonės klausys ir žiūrės, kad šalmas yra ypatingai svarbu. Pirmoji eilė, ką reikėtų nusipirkti. Bet man teko susidurti, aš pati matyti esu iš tų mamų paranojikų, tai turime ir šalmą, ir visas kitas apsaugas reikalingas, bet kaip ir sakėte, labai ilgai užtrunka uždėti galūnio apsaugas, bet šalmas yra pats pagrindinis. Bet teko išgirsti tokį net ir lengvą pašaipėlę, nes kas čia atrodo kaimo keliuke, ant žvyriuko vaikas su paspiriamu paspirtuku kažkokiu tai motocikliuku plastikiniu važiuoja ir jau šalmas ant galvos. Tai ar aš teisingai suprantu, kad apskritai yra, gal tėvų lengvabūdiškas požiūris, pavyzdžiui, jeigu jiems atrodo, kad tai prie namų, tai savame kieme, tai tik ant rinkelių, joks ne kelias, joks ne parkas, nėra kitų objektų, ką čia tą šalmą uždėsiu. Bet tikriausiai užtenka vienos akimirkos, ar ne, kad situacija pasikeistų, kažkokio neatsargaus judesio vaiko. Žinoma, kad taip ir dabar, kai jūs kalbate, aš tą patį galvoju, ar mano vaikai užsideda kiekvieną kartą šalmą, kaip sakot, per kiemą pervažiuodami su dviračiu, tai nuoširdžiai sakau tikrai, kad ne. Tačiau čia kalbam apie tokią minimalę saugumo siekiamybę.
Ir taip tikrai suprantam, kad mes visi darom visokiausių, nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių klaidų gyvenime, tai čia galbūt pačiam vaikui išugdyti tą įprotį, kad, kaip sakykime, dedasi vaikai kepures nuo saulės eidami į lauką, čia jau kažkaip atrodytų liktai toks ir patys jaučia, kad liktai karšta, bet tos kepurės liktai galva kaista, tai galbūt kažkaip atsirastų įprotis. Pačiupti bent jau šalmą. Ir pačiupti šalmą ir galbūt matant aplinkui bendramžius, toks kaip ir gal čia kažkoks, aš čia visai ir kietas su to šalmu, per tokią prizmę sunku čia kažką tokio daugiau prigalvot ir tiesiog reikia išsiugdyti įprotį, ar ne, kaip dantis prieš miegą išsivalyti, ar ne, tai lygiai taip pat sėdant dviračio ar kažko, tada yra šalmas. Ir suaugusiam tikriausiai ir vaikui, ar ne? O pakalbėkime apie tai, kaip vaikai lūžta. Kas jūsų praktikoje, kalbant apie galūnes, kojas, rankas, ką dabar matote dažniausiai? Ar viskas lūžta vienodai ir kojos, nes paminėjote batutus, kad viršutinės galūnės, ar ne, lūžta gerokai dažniau dėl kritimų ir taip toliau, nes bandome išsisaugoti. Kas lūžta vaikam dažniausiai jūsų praktikoje? Pirmiausia, čia nuo vaikus reikėtų skirstyti labai svarbu yra amžius. Tai mažiukai vaikai, jeigu tai kalbam, tarkim, apie ten iki darželinukus, ten 2 metų, iki 2 metų, tai apskritai tos traumos jos tokios, sakykime, retesnės šiek tiek, jeigu turim jau, kaip pavyzdys, šlaunikaulio lūžį tokiam mažam vaikui, sunku patikėti ir tai yra irgi, mes visuomet turime įtarti smurtą, nes taip lengvai jie nesulūžta. Nu, taip paprastas įsivaizdavimas yra tas, kad mažas vaikas, kuo mažesnis vaikas, tuo jisai minkštesnis, tuo jisai labiau pritaikytas kritimams, nes tai yra tiesiog jo mokymosi procesas. Jų lūžiai pakankamai reti. Toliau, kaip pereinam į iki mokyklinį amžių, ten pradinukus, turim tokius klasikinius paprastus, ten stipinkaulio lūžius, čia riešos sritis, sakykime, ten raktikaulio lūžius, jie visi dažniausiai irgi kažkokių rimtesnių intervencijų, rimtesnių pasiekmių neturi. Faktas, kad pasitaikyti ir apatinės galūnės traumų gali. Čia galūnės, ar čia labai yra svarbu, kuris sritis dažniau lūžta, kuri rečiau, netiek svarbu suvokti, kuo vaikas yra mažesnis pagal amžių, tuo gyjimo potencialas yra didesnis, organizmas daugiau atleidžia, kuo žmogus eina link paauglystės, tuo viskas tampa labiau panašu, kaip gydytum suaugusiai, tai su vaikų. Ortopedija, traumatologija čia ir yra tas niuansas pagrindinis, kad turi turbūt tą savo gydymo taktiką taikyti pagal paciento amžių. O ar skiriasi, pavyzdžiui, šitoje vietoje, na, tarkime, jeigu 9 metų vaikui reikia gipso jau, taip normalaus, ar kokiam 3-mečiui irgi reikės tokio pat gipso, ar tiesiog skiriasi jų gydymo laikotarpis, nes pats kaulas yra kitoks? Taip, paprastai skiriasi laikotarpis, dar kartą kartuoju, kuo mažesnis vaikas, tuo gydymas bus greitesnis, tuo jų organizmas atleidžia didesnius, sakykime, poslinkius ilgųjų kaulų lūžių. Ir tuo mažiau dėl jų gydymo reikia sukti galvą. O kuo vaikas yra vyresnis, tuo jau kartais ir ašį reikia pataisyti, turiu omeny nejautroje, tą narkozėje, pataisyti kaulo ašį. Kartais užtenka to, kartais jau reikia imtis ir lūžio fiksacijos, reiškia operacinio gydymo jau su intervencija. Labai priklauso, čia galima atskirą laidą apie tai padaryti, bet turbūt nelabai kam būtų įdomu. O gal galite papasakoti, kas per daiktas yra augimo zona ant to kaulo ir kodėl ten lūžiai tarsi laikoma, kad jie yra arba pavojingesni, arba specifiški. Jūs dabar mane pataisykite, bet tiesiog besiruošdama interviu skaičiau, kad būtent tose augimo zonose, reikia labai atidžiai sugydyti dėl to, kad tarsi vėliau augant gali išlysti, netolygumai, suprantu, banaliai kalbant, pavyzdžiui, viena ranka trumpesnė, kita ilgesnė, ar ne? Taip, teisingai iš esmės sakote, augimo zona yra tokia zona, iš kurios kaulas auga labiausiai į ilgį. Aktyviai produkuojasi ląstelės žmogaus augimo metu, tos zonos yra, taip irgi labai grubiai šnekant, kaulų
galuose jau kalbam apie ilgosius kaulus. Čia mes labiausiai apie ilgosius kaulus kalbam. Ilgiai kaulai, tai aišku, ten blauzdikaulis, šlaunikaulis, ten stipinkaulis, žastikaulis, va šitie kaulai. Jeigu įvyksta pažeidimas per augimo zoną, tai nebūtinai reiškia, kad įvyks kažkas negero ateityje, bet tikimybė gerokai padidėja. Tai kaip ir jūs minėjot, gali atsirasti galūnių ilgių skirtumai, gali atsirasti galūnės ašies skirtumai, nuokrypiai. Tačiau daug vaikiškų lūžių vyksta per augimo zonas. Tai nėra garantija, kad tai užprogramuoja kažkokias pasiekmes ateityje. Tiesiog tuos lūžius reikia atidžiau žiūrėti mums kaip gydytojams, mes juos turime atstatyti į kuo anatomiškesnę poziciją, taip kaip, sakykime, gamtos buvo sukurta, kad išvengtume šių komplikacijų ateityje. O kaip sakykit, tėvams šituo atveju pastebėti, kad apskritai, vaikas, tarkime, nugriuvo ir kažkas sulūžo, nes aš įsivaizduoju, kad ir mažas vaikas, visai putlutis, minkštutis, jeigu tai nėra atviras lūžis, mėlynė, galbūt skauda, bet kokie yra signalai, kad reikia tikrai nuvežti vaiką į priėmimą ir kad įvertintų gydytojas traumatologas, kas čia dabar atsitiko. Ypač aktualu turbūt pabrėžti, kai vaikas yra mažas ir ypač toks, kuris pasakyti negali. Tai mažas vaikas, tokia kaip paprasta labai taisyklė, jeigu apie kojas ypač kalbam, tai vaikas šlubuoja ir tas šlubavimas arba nepaeina ir tas šlubavimas arba nevaikščiojimas, jisai nėra trumpalaikis, jau jisai, matom, kad vaikas nebe eina kaip ką tikėjo, sakykime, nebūtinai matėm tą įvykį, tačiau matom akivaizdų pasikeitimą eisenai. Tai čia vienas iš tokių požymių su mažu vaiku. Jau kai matom akivaizdžią galūnės deformaciją, turbūt niekam klausimų nebekyla, žinoma. Yra normalu ir kartais tėvai labai save dėl to plaka ir tai yra pakankamai dažnas dalykas, kad atvažiuoja vaikai į priėmimą kitą dieną po traumos. Ir tai visiškai suprantama, nes gali būti tokių lūžių, kurie yra banalūs, paprasti ir net nieko nebūtų atsitikę, jeigu tas vaikas su to lūžiu būtų, taip pavadinkim, negydytų pravaikščios, tai puikiausiai būtų sugijęs pats, kartais net be jokios imobilizacijos. Kokie čia tokie lūžiai gali būti? Tai gali būti tokie įvairiausių vietų ir gali būti to paties stipinkaulio ir pirštų ir jie gali būti tokie labai vaikiško tipo, tai reiškia, kad kaulo sluoksnis kaip ir turi šiokią tokią pažaidą, bet kaulas supa toksai storas dangalas antkaulis, kai vaikas yra mažas, tie lūžiai vadinami tokie po antkauliniais lūžiais, net akivaizdaus patinimo gali nebūti. Tas skausmas toks, kur vaikas ir pramiegos visą naktį, bet jisai kitą dieną naudodamasis tą galūnę jaučia, kad vis dėlto skundžiasi tėvams, kad man skauda, man nepraeina. Tai turint tokius nusiskundimus net ir kitą dieną, kartais galima įtarti, kad vis dėlto čia nepaprastas sumušimas. Tai gal iš tokių subtilesnių, nes akivaizdus požymiai turbūt visiems bus. Jeigu atviras lūžis, tai tada apskritai klausimai. O šiaip atvirų lūžių vaikams būna dažnai, ar tai yra retesnis momentas? Būna, gal kaip įsivaizduojat, kaip, sakykime, ten per filmus matom, kur ten kaulai tiesioginė to žodžio prasme kyšo lauke. Tai taip nematom labai dažnai. Visko pasitaiko, būna tokio vadinamo taškinio atvirumo, kur tiesiog labai nedidelė kaulo kažkokia dalis lyg bandė lysti per odą ir matom žaizdelę, bet tai nėra super dažna. Dabar dar prisiminiau jūsų pasakymą, elektrinės transporto priemonės dar blogiau. Ar teisingai suprantu, kad tas vajus prasidės mažiem vaikams, sąlyginai mažiem vaikams pirkti elektrinės transporto priemonės, įvairias mašinėlės, keturračius, jo labiau ir panašiai, padidina jums darbo gerokai, nes tokios transporto priemonės dėl savo greičio jos rimtesnės traumas reiškia, jeigu kartais kažkas nutinka. Žinoma, pagrindas yra ta kinetinė energija, greitis, kurį išvystyti yra nesunku, tai nereikalauja fizinių pastangų, kaip pavyzdžiui su paspiriamu paspirtuku arba minamų dviračių. Ir nors tas greitis, sakykime, yra 30 km/h, tai yra labai daug. Nuvertinam tą skaičių ir turbūt ir tėvai, ir tie patys vaikai tuo labiau nuvertina.
Ypač jeigu esam stovimoj padėty, sakykime, Ant paspirtuko to neelektrinio, ar ne? ir įvyksta staigus stabdymas ar ten kliūtis ant kelio, tai tas 30 km per valandą yra ypatingai daug. Tai turiu tikrai tą atsakingai pareikšti, kad darbo šios transporto priemonės gerokai padidina. O jeigu mes kalbėtume ne apie lūžius, o apie įvairius dalykus, kuo tikriausiai dažniau suaugę žmonės skundžiasi, kažkas išniro, koks meniskas plyšo, raiščiai kažkokie ir taip toliau. Minėta, kad vaikai šiaip yra tokie paslankesni, minkštesni, guminiai, galiu pasakyti taip, ar ne? Kiek dažnai tokios traumos iš tikrųjų vaikams pasitaiko ir ar sudėtinga po šitų traumų atsistatyti, žinant, kad vaikai turi tą tokį paslankumą ir gumiškumą? Dabar taip perėjot į tokią visai kitą sritį, kuri yra truputėlį atskira tema nuo kaulų lūžių ir labai aktuali vyresniems vaikams, paaugliams. Čia ir yra pats didžiausias pikas šitų traumų ir mano paties pagrindinė veikla yra būtent su šitu pacientų kontingentu, kurie sportuoja, tai vyksta ne ant dažniausiai kažkokių transporto priemonių, tai vyksta aktyviai judant, atrodytų nieko kažko taip labai nujaučiamai rizikingo nedarant, tačiau vyksta tiesiog greitas judesys, šuoliai, krypties keitimai. Ir šitos traumos mažiems vaikams yra gerokai retesnės. Mažas vaikas, tai aš šiuo atveju laikau iki, sakykime, vidurinės galbūt mokyklos. Čia kalbam jau apie tokius paauglius, kurie gali būti ir lygiai tokio pat sudėjimo, ir jų skeleto branda gali būti lygiai tokia pat kaip visiškai suaugusio žmogaus. Ir jau tada nebelabai svarbu, ar tam vaikui metų 16, ar jam būtų ten 26, jau skirtumo iš esmės nėra. Tai taip, šitie dalykai mano praktikoje, kai aš daugiausia su to dirbu, tai iš viso yra kasdienybė ir tai yra paprastai, sakau, sportinės veiklos, ypač kur reikia keisti kryptį, kur reikalingas didelis kontaktas, didelės jėgos, tai kaip pavyzdys koviniai sportai, regbis, ten klasika dėl nekontaktinių traumų, futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis. Ar yra saugi sporto šaka? Šachmatai? Aš dar kartą, kaip sakau, aš nelinkęs žmonėms nieko drausti apskritai ir šiaip, visuomet skatinu jaunus žmonės judėti. Manau, kad, kaip ir tėvams sakau, nauda yra didesnė negu galimos žalos. Ir toli gražu ne visi vaikai, paaugliai sportuodami patiria rimtas traumas. Tikrai ne. Prevencija turbūt yra tas kelias, kuriuo reikėtų užsiimti. Prevencija dažniausiai niekam neįdomi, skaitant ir tą patį sportuojantį. Tai kas yra ta prevencija? Apšilimas? Labai čia toks... Tas jau bazinis, bet pirmas į galvą šovęs iš tikrųjų. Pirmas į galvą šovęs, kuo eina vaikas link kažkokios specifinės sporto šakos, tuo labiau turėtų būti kreipiamas dėmesys į specifinį fizinį parengimą. Tai darbas tiesiog sporto salėje su idealu ten kineziterapeutu, su svoriais pagal amžių, balanso visokiausi pratimai. Čia vėlgi galima plėstis ir plėsis, o ne tik sportas, tai tavo ta tiesioginė sporto šaka ir nieko daugiau. Aš tą turiu omeny, sakydamas prevenciją. Bet man tekia yra girdėti net tokių pasakymų tų pačių tėvų, kad yra labai didelė klaida, tarsi jauną vaiką, štai paauglį leisti į kažkokį profesionalų sportą, kad sportuotų profesionaliai, nes, cituoju, sugadins kūną ir bus senatvėj problemos. Tai iš tikrųjų taip nutinka, ar tikrai tos traumos, tie raiščiai pasisukę, patempti, kažkas plyšo, kažkas kažkur išniro, ar visa tai yra negrįžtama ir tu vis tiek jausi pasekmes, ar visgi yra trupučiuką kitaip? Susimąstėte. Sunkus klausimas, yra daug tokių frazių ir straipsnių, antraščių ir konferencijose būna, kad kokiam nors pranešime kas nors iš tų vadinamų sporto traumatologų pabrėžia, kad
vaikas visų pirma nėra jaunas suaugęs arba tas projektuojamas profesionalus sportininkas, nebūtinai jisai pats dar žino, ko jisai nori, nebūtinai čia tas sportas bus visas jo gyvenimas, niekas to numatyti negali. Kur čia rasti aukso viduriuką? Pirmiausia, kaip kartais tenka matyti konsultacijų metu, kad vaikai, paaugliai nebūtinai yra tiek užsidegę sportų kaip jų tėvai. Būna tokių situacijų. Šitą dalyką sunku atpažinti, bet kartais tokių situacijų pasitaiko. Čia nereikia suprasti, kad taip yra nuolatos. Dažnai jaunas žmogus nori sportuoti, ypač mato, kad yra rezultatai ateinantis. Tai yra puiku. Aš kelintą kartą jau sakau, nieko aš nedraudžiu, viską, tegul žmonės sportuoja, svarbu, tegul tik juda. Tačiau tas rizikas prisimti šiokias tokias vis tiek tenka kažkiek ir tėvam, kažkiek ir tam jaunuoliui. Ir tai turbūt yra tiesiog gyvenimas. To išvengti kai kuriais atvejais galbūt galima, bet užtenka tiesiog taip sukritusių aplinkybių, sekundės dalies, kad kas nors įvyktų. Ir nežinau, ar yra labai prasminga apsikrauti tuo galvojimu, kas gali atsitikti. Reikia padaryti čia ir dabar, ką žmogus gali, vėl grįžtu prie tos pačios prevencijos, kreip dėmesį į savo kūną, jeigu kūnas jau rodo ženklus, kad gal man kažko per daug, reikėtų ateiti, klausti, kas yra negerai. Kartais kokiems smulkiems dalykam galim užkirsti kelią vien pamačius, kad tam tikroje vietoje turim kūno požymius, jog žmogui yra tuo metu per daug. Ir gal praeis kažkuris laikas, tai šiek tiek poilsio ir viskas pasitaisys. Bet aš teisingai suprantu, klausydama jūsų, kad šiai dienai turim tą situaciją, aš galvoju štai apie savo vaikystę ir atrodydavo, kad pažaidai mokykloje kvadratą, ten pamėtėjai į krepšinį, dar gal kokį futbolą ar kažką, pabėgiojai stadione ir visas tavo sportas baigėsi. Ir net jeigu dalyvaudai kokiuose ten olimpiados ar konkursuose, vis tiek niekada nebuvo to tokio krūvio kaip dabar, nes klausant šiuolaikinių tėvų, tai toks jausmas, kad vaikai užrašyti daugybę skirtingų būrelių, ir karatė, ir futbolas, ir nuo labai jauno amžiaus iš tikrųjų, štai 4 metų, 5 metų vaikai jau, pavyzdžiui, ten futbolo treniruotės lanko, galbūt vaikiškai, bet vis tiek eina į kažkokius šokius, lengvai atletiką, dar kažkur, ir tas yra nuo labai labai jauno amžiaus iki pat dabar krūvis didokas. Taip, bet aš už. Aš nematau tame nieko blogo, tol, kol vaikas nori. Kol jisai nori, ir net yra irgi duomenų tokių, kad skirtingos sporto šakos, bandymas įvairiausių skirtingų dalykų, einant metams, kai vaikas auga, yra teoriškai didesnė tikimybė, kad jisai tam tikroje sporto šakoje pasieks geresnių rezultatų. Nesigaunami skirtingi įgūdžiai skirtingose sporto šakose. Aš neturiu jokios problemos su šituo iki tol, kol vaikas pats to nori. Jeigu prasideda ašaros, prasideda abejonės, prasideda kartais net ir simulacijos, tada reikia į tai būtinai atkreipdėmėsi, bet jeigu vaikas nori, jisai akis dega, aš esu už. Ir taip tikriausiai nebus, kad visą laiką ten, pavyzdžiui, iki mokyklos baigimo jisai per kelias sporto šakas. Vis tiek išsigrynins, ar ne, ilgainiui? Žinoma, ir pradžiai pabandyti dalykus, aš manau, kad yra sveika. O kaip pastebėti, kad, galbūt vaiko kūnui yra per daug, nes akis dega, labai norisi, susižavėjęs vaikas galėtų eiti kiekvieną dieną daryti, gal ir daro kiekvieną dieną į kažkokias treniruotės ir taip toliau. Ką tėvai turi pastebėti tada, kad čia jau yra per daug? Ar atsiranda skausmai kažkokie, ar kas išlenda? Dažniausiai vaikas, kuris jaučiasi šiaip saugus namų aplinkoje, ar ten saugus tiesiog savo sporto šakoje, treneriams gali viską pasakyti, jis jaučia ir pasako. Ir tada reikėtų į tai kreipti dėmesį. Jeigu kalbam apie kažkokius, ir yra tekę taip matyti rezultatus, projektuojamus rezultatus, kurių būtinai reikia siekti bet kokią kainą, ar tai yra iš tėvų, ar iš trenerio pusės. Retai sakyčiau, kada iš vaiko pusės, manau, čia retesnis atvejis.
tuomet taip gali būti į tuos simptomus visiškai numojama ranka ir tiesiog pakentėsi, žiūrėk, sezonas ar ten kažkoks konkursas, va tuoj baigsis, atidalyvausim ir galėsi pailsėti, ar ne? tada galėsi ilsėtis. Tai čia toks slidus dalykas, yra labai sunku kartais irgi atskirtos dalykus, tačiau vaikas paprastai jis neslepia to arba jam yra pakankamai sunku tą nuslėpti. Kuo mažesnis vaikas, tuo jisai sunkiau. Kaip veidrodis, ir net ne kaip veidrodis, bet tiesiog viską pasako, ištransliuoja. Bet ir šiaip, jeigu tu su tuo pacientu, šiuo atveju vis tiek pacientai, tai yra vaikai, paaugliai, tą tokį normalų bendravimą užmesgi ir paklausi jų visiškai paprasta, jiems suprantama kalba ir kad tu man sakyk drąsiai, vat, ką tu jauti, kuriuo metu, žodžiu, kas labiausiai erzina, ar tu apie tą skausmą ar diskomfortą nuolat galvoji sportuodamas, ar tai yra tik epizodiniai reikai, tokie svarbus niuansai, kurie gali padėti išsiaiškinti. Tėvams ar treneriams tai supras kartais iš tikrųjų yra gana sunku. O jūs minėjote, kad kai kuriom smulkmenom, išlindus ir išgirdus vaiką, galima užbėgti kelią, sakykime, jas išspręsti ir užbėgti kelią problemom ateityje. Kokios yra tos smulkmenos, kurios, yra galbūt šiai dienai diskomfortas, bet, pasižiūrėjot, pailsėjot, galbūt pakeitėt kažką, gal kažkurioje vietoje medicinės intervencijos reikėjo ir problema išspręsta. Apie ką jūs kalbėjote? Daugybė čia tų pavyzdžių, yra tokia vaikiškų, paaugliškų tokia ortopedinių sutrikimų grupė vadinamos osteochondropatijos. Sudėtingas žodis, tačiau tai yra tam tikrų skeleto vietų lėtiniai tokie uždegiminiai procesai, banaliai sakant, dėl augimo ir jie turi tam tikrą savo amžių, tam tikrose srityse yra būdinga. Čia gal kaip tokį pavyzdį pasakysiu, kur turbūt daugiausia ir auditorijos gali žinoti ir bus gal girdėta tokia vadinama Šleterio liga. Čia yra futbolininkų dažniausiai, čia tokia labai klasikinė duodu pavyzdį. Kaip ir liga, aš tai žmonėms sakau, kad aš nemėgstu vadinti šitos situacijos liga. O kas vyksta su ta būklė? Jeigu konkrečiai apie šitą būklę kalbant, tai blauzdikaulio šiurkštumo srityje, čia yra sritis žemiau šiek tiek kelio sąnario. Dažniausiai žmonės pacientai pastebi atsiradusi tokį kaip iškilimą. Jis yra skausmingas labiausiai po fizinio krūvio. Kartais tas iškilimas didesnis, kartais mažesnis ir tai su tokia bėda ateina tėvai su savo paaugliu, dažniausiai vaiku. Tam paaugliui vaikui taip irgi kaip klasika, jisai bus berniukas, amžius bus taip maždaug tarp kokių 12-14 metų ir skausmingas guzelis po keliu. Ir šitas dalykas, kaip sakau, atrodytų smulkmena, jisai visiškai gali būti kontroliuojamas tas skausmas, reikia išaiškinti jam, kad tai nėra pavojinga jam sportuoti, tačiau reikia kreipti dėmesį į tos pojūčius, ką žmogus jaučia. Tam tikrose situacijose retas dalykas, tačiau visiškai ignoruojant šitą skausmą, ignoruojant tą tokį tempimo jausmą treniruočių metu ar po jų, gali įvykti ir, sakykime, tos srities toks gana sudėtingas lūžis. Tai čia gal toks vienas iš pavyzdžių. Tų pavyzdžių yra daugybė, ką iš tokių, kaip sakom, smulkmenų galima pastebėti. Stresiniai tie patys lūžiai, kur irgi gal girdėtas terminas, tiesiog vis tiek turbūt bent jau žiniasklaidai kažkur sporto ypač. Tai stresinis lūžis yra lūžis, lietuviškiau sakant, dėl įtampos. Didelis perkrūvis, vėl klasikinis pavyzdys, sakykime, bėgikas ar šokėja, nesvarbu, pradeda skaudėti pėdą tiesiog vidurinėje dalyje iš niekur nieko, o tiesiog didelis krūvis. Turėjau čia vaikinuką, kuris sugalvojo pasimokyti šokinėti per virvutę. Ir tiesiog buvo daugybė pasikartojančių šuoliukų. Ir pradėjo skaudėti pėdą ir gerai, kad jis nekaltai visiškai tiesiog pėdos skausmas, bet jis niekur nedingsta. Jau pašokinėt vis sunkiau, nebeišeina ir taip toliau ir kartais būna, kad aptinki tokį dalyką kaip stresinis lūžį. Tai va. O tai kaip tada tėvams žinote, ar čia yra tas momentas, kur,
pailsėsi, praeis, gal reikia laiko trupučiuką, o kada jau yra tas momentas, kad važiuojam pasirodyti, nes nelabai aišku, kas čia yra. Ar čia tiesiog reikia imti, na, žiūrėti, skauda savaitę praeis, skauda 3 savaitės, jau tada pasirodai. Labai sunkus klausimas ir atsakyti jį taip vienu sakiniu sudėtinga. Pats nežinau, ar čia teisingai dabar sudėliočiau, sakyčiau, jeigu vaikas yra, kaip sakiau, tas mano mažas amžius, tuomet, jeigu tie nusiskundimai tokie labai vienas kitas ir nebe, tai sakyčiau, dėmesio per daug gal kreipti ir smarkiai nereikia. Jeigu tai yra paauglys, kuris jau vis tiek pažįsta savo kūną, ar ne, ir gali pasakyti, kur skauda ir kas ir jeigu vyksta. jis intensyviai sportuoja, tai jau tie nusiskundimai yra dažniausiai tiesa, jog kažkas galėtų būti. Čia nebūtinai yra tokia 100% taisyklė, svarbu ir pasikeitusi vaiko elgsena, ar noras sportuoti, ar ten galimybės atlikti vienokį ar kitokį veiksmą. Į tai reikia žiūrėti, bet klausimas sudėtingas ir sunku. Ir taip yra tikrai dažnai, kad jeigu jau tas nerimas kamuoja, ar tai tėvus, ar tai patį pacientą, kartais geriau tiesiog pasirodyti. Esu visą laiką girdėjusi tą, kai skambini 113 pasikonsultuoti, auksinę frazę, jeigu jums kyla abejonių, atvažiuokit pasirodyti. Tai čia matyt tas pats galioja, ar ne? Taip, ir kai būna, kad pacientai susisiekia ir klausia telefonu ir visą laiką tą nuobodžiai kartoji, kol negaliu pačiupinėti gyvai ant tos galūnės, kol nematau prie savo akis, tai yra be galo sunku. Kartais užtenka vien tam tikrą požymį pamatyti, ar ten tam tikrą testą padaryti vietoje su pacientu ir viskas jau bent jau pačiam galvoj susidėlioja. O konsultuojant nuotoliu tai yra labai labai sudėtinga. O pakalbėkime apie dalykus, kurių pražiūrėti negalima, kurie iš tikrųjų, arba kuriuos pražiūrėjus, pasiekmė bus juntama, matoma ir taip toliau. Kas yra tie dalykai, kurių nebepavyks sutvarkyti, kad būtų taip, kaip buvo? Kai kažkas nuplyšta, kai kažkas atplyšta, kokios yra tos traumos, kai mes kalbame apie būtent paauglius, aktyviai sportuojančius paauglius? Mano pagrindinė veikla, ką aš darau, atlieku įvairiausias kelio sąnario rekonstrukcijas, kalbant apie raiščius, meniskus, ten girnelės nestabilumą. Tai toje vietoje nemažai situacijų, kur turim, sakykime, diagnozę patvirtintą ir kliniškai, ir magnetinio rezonanso metu, būtent čia kalbu dabar apie kelio sąnarį, nemažai tų situacijų baigėsi operaciniai. Sakykime, jautroka vieta ir mažai atlaidi tiems patiems raiščių pažeidimams. Toks visiems girdėtas turbūt ypač sporte priekinis kryžinis raištis yra, tai čia yra didžiulė veiklos sritis ir tų pacientų yra tikrai daug. Tai kaip jeigu kalbam apie šią konkrečią situaciją, tai jos nesprendžiant jaunam žmogui, jeigu turim tikrą pilną to raiščio plyšimą ir turim kliniškai žmogus jaučia tą nestabilumo pojūtį, iš esmės tai nesusitvarkys. Jeigu negydysi, teisingai suprantu, ar ne? O gydymas yra operacinis su labai retom išimtim, bet iš principo tai nesusitvarkys. Aš kalbu, jeigu turim pilną, tikrą to raiščio plyšimą. Tai vienas iš pavyzdžių, kada jau teks intervencija chirurginė. O ar teisingai suprantu, kad operacijų žmonės bijo? Kad ir kas būtų, sakykime, bandoma visais būdais, o gal galima taip, gal čia jeigu mes darysime kažkaip kitaip, gal čia sugis. Girdite tokias frazes, kad tėvai šiek tiek nerimauja, kai reikia, ne šiek tiek, tikriausiai smarkiai nerimauja, kai reikia vaikui gultis ant operacinio stalo? Tai labai normalu nerimas, aš manau, tokioje situacijoje mes papuolė į tas situacijas, kurių nepažįstam, kažkas negirdėto ir dar dažnai yra ta situacija, kad konsultacija yra vis tiek sąlyginai trumpa, ten dažniausiai neturi, ten 1,5 valandos pokalbiui,
Būna ir taip, kad kartais tenka skirto laiko ir daugiau, tu nori, bet matai, kad žmogus visiškai yra tik tai didelės akis, jis nieko negirdi, jam įtampa, tai būna ir kad ilgiau skirto laiko, tačiau dažniausiai reikia išaiškinti viską vis tiek ten 15-20 minučių, viską gana greitai. Aš tai suprantu, kad man tai viskas čia yra kasdienybė, aš čia aiškinu, kaip žirnius į sieną ten beriu, o žmonėms susigaudyti yra sudėtinga, kad jie bijo, yra normalu. Ir reikia visuomet duoti jiems laiko, jeigu tai yra ypač neskubi situacija, nepriėmimo situacija, kur reikia spręsti čia ir dabar, jeigu turim kokią nors traumą, kaip ten kalbėjot, raiščių, menisko, kaip pavyzdys. Vis tiek jau tai situacija planinė, reikia duoti žmonėms laiko, kad viskas susigulėtų, jeigu kas jie dar kartą ateina pasitart, galbūt jie nueina kitos nuomonės pasiklausti, irgi visiškai normalu ir kartais yra tai sveika padaryti absoliučiai. Tai jiems svarbiausia turbūt tą informaciją kuo labiau supaprastinti ir duoti vis tiek mokslu pagrįstą tą informaciją, kad ir trumpai, bet pasakyti, kas maždaug galėtų plius minus būti, jeigu mes, tarkim, tos operacijos neatliekam ir kokios yra vis tiek rizika, kiekviena operacija turi, faktas, tai yra įvairiausi rizikos veiksniai, tačiau vėlgi nauda ir žala, sveri visą laiką tą santykį. Jeigu naudos santykis yra tikėtina didesnis, tai tu kaip ir siūlai žmonėms operaciją. Jeigu yra per vidurį, jau dažniausiai žmonėms visiškai palieki jų apsisprendimo laisvai tą dalyką. O kokios yra tos situacijos tokios, kur, sakykime, per vidurį atsiduri, nesuprantu, kad, kas turi nutikti, kad jau ir jūs kaip gydytojas sakytumėt, kad, 50-50, ar čia padės operacija, ar tai labai sudėtingos traumos kažkokios, ar... Vėl čia su sunkiu klausimu. Kiekviena situacija skamba, aišku, labai šabloniškai, visiškai individuali. Faktorių yra gausybė, pradedant paprasčiausiai paciento ir jo tėvų suvokimu. Čia gal atrodo, kad kartais perkeliam tos atsakomybės ir jiems, bet vėlgi tai yra normalu, jie turi kažkokią prisimtą atsakomybę, kaip jie laikysis režimo, sakykim, ar jie suvokia bent jau, kad reikės kažkokio režimo laikytis, kad nebus viskas kaip burtų lazdele pamojus. Išoperavau, po savaitės tą patį darau. Žmogus taip yra sveikas, jeigu, tarkim, jau matai, kad bus problema jiems tai išaiškinti, kartais tai labai matosi, tuomet tada jau apie operaciją paprastai net nelabai kalbi, nes būna tokių situacijų. Kitos situacijos, kai yra dar dalykai, kurie, sakykime, duoda skirtingam pacientui skirtingą efektą. Čia vėl paciento veiksniai tokie, kaip tarkim jo ten kūno masė, genetika, daugybė niuansų. Čia labai... Kiek žmonių, tiek istorijų lygiai tiek pat gaunasi, ar ne? Turbūt atsakyti į tokį klausimą paprastai. Pakalbėkime apie tą režimo laikymąsi ir gijimą. Sutiko tėvai, padaryta operacija. Kas yra po to? Jau pasakėte, kad tikrai nebus taip, kad po savaitės grįš į savo įprastą veiklą. Ta reabilitacija, ypač po kelio sąnario operacijų, po visų atstatymų, kiek jinai yra svarbi ir ar nėra taip, kad kartais, tai, kad tu laikaisi režimo po operacijos yra, tavo didysis sėkmės garantas, o ne tai, kad pati operacija atlikta? Labai daug lemia reabilitacija ir paciento motyvacija. Tiesiog viskas, manau, prasideda nuo vis tiek mano kaip gydytojo aiškinimo ir leidimo suprast tam pacientui, jog šiek tiek tas kamuolys dabar bus jo pusė. Techniškai atlikti operaciją, žinoma, yra svarbu. Čia to negalima niekaip nuneigti ir bandyti kažkaip nuo to išsisukti. Tačiau pacientas turi suprast, kad ypač po tokių sportinių traumų gijimas yra ilgas, tačiau tik sugyja tos kelio sąnario struktūros, jos neužtikrina visaverčio sąnario stabilumo. Reikia saiti raumenino jėgą, raumenino masę. Tai trunka mėnesiais. Ir tą pacientams dabar aš vis, ko toliau dirbdamas, pradedu praktiškai nuo to konsultaciją, kad pirmiausia turim susitarti,
kad tai užtruks, sakykime, grubiai metus laiko. Aš tai pasakau grubiai, sakau, ir priklauso labai nuo jūsų įdėtų pastangų. Be galo svarbu, ypač prie jūsų minėto, tarkim, kelio sąnario situacijų. Aš įsivaizduoju, kad kai pasakote, kad tai užtruks metus, daugeliu išsipučia akis ir pečiai žemyn nusileidžia, nes norisi, kad viskas greičiau būtų ir galėtum grįžti vėl atgal į tą sportą ar kažką kitą mėgiamą veiklą. Nebūtinai. Paaugliai šiaip yra labai žingeidus, jie dažniausiai būna apie tą traumą, nes vis tiek paprastai atvyksta jau bent jau po kažkokių pirminių tyrimų, arba bent jau būna kažkoks įtarimas iš aplinkos, kad trauma yra vienokia ar kitokia. Jie jau šiaip nemažai žino ir būna, kad jiems tik tai pasakai tą dalyką, jie linksti galvą, nes jie jau yra apie tai skaitę, žiūrėję. Man labai patinka, kai pacientai ateina truputį pasiruošę ir dar labiau patinka, kad ateina jau po operacijos į konsultaciją po kelių mėnesių ir man parodo kokiu nors, sakykime, ką jie surado, kokių nors įdomių pratimų, ir matosi, kad žmogus pats jau pradeda gaudytis ir jam pačiam tada žymiai smagiau yra sveikti, kai jisai supranta prasme viso šito reikalo. Bet aš klausydama jūsų gydytojo suprantu, kodėl jūs akcentavot, kad jeigu tu eini į kažkokį intensyvesnį sportą ir apie tą prevenciją kalbėjote, kad ta prevencija turi būti ne šiaip apšilimas, bet tiesiog darbas su skirtingom raumenų grupėm ir taip toliau, kad tu tiesiog visą savo kūną sustiprintum ir kartais tas staigesnis judesys tau nenuplėštų kokio nors raiščio ar menisko ir nenutiktų tos traumos, nes suprantu, kad jeigu būtų dirbama su visom raumenų grupėm, gerokai stabilesni mes būtume, teisingai suprantu? Turbūt teoriškai taip, čia aišku klausimas yra labiau kokiam sporto kineziterapeutui, reabilitologui, nes vis tiek aš tiesiogiai reabilitaciją neužsiemu. Mano darbas truputėlį kitoks, tačiau tos bazinius principus kažkokius žinau, aš irgi visiems sakau, kad žinot, man yra lengva jums papasakot, kaip čia reikia dirbti, kaip čia reikia būti motyvuotam. Man tai to daryti panašu. Ne jums reikės veikti, ar ne? Ir ta mano kalba po operacijos nekartais tokia tikrai gali atrodyti, kad čia labai tos motyvacijos, ten daug aš čia tam žmogui bandau įkvėpti, bet tai aš suprantu, kad po to ištinka realybė, tas žmogus grįžta paprasčiausiai namo, tarkim, kojos pakelt net į viršų neišeina, atsistot sunku, mint negalima koją, tai aš pats tokioje situacijoje, kaip pacientas buvęs nesu ir aš tik tai galiu jiems pasakot per pavyzdžius, ką aš matau aplinkui, bet aš matau juos tik tai palatoj. Aš kaip jie gyvena parvykę namo ir su kokiom mintim kokios mintis pradeda lysti galvą, tai aš to negaliu pasakyti, bet taip žmogiškai bandant įsivaizduoti, turbūt pakankamai aišku, kad mintis gana gali būti negatyvios. Bet minėta, kad jeigu mes kalbėtume apie paauglius, tai jie pasidomi, pasiskaito, tikriausiai dirbtinis intelektas papasako apie visus įmanomus dalykus ir net sporto programą sudaro, kaip dabar reikėtų reabilituotis. O ką tėvai, kaip jiem reikėtų elgtis, ką jiem reikėtų žinoti, kai pavyzdžiui yra tokia trauma, ką matote, ar jie kažkur padaro klaidų, pavyzdžiui, per mažai dėmesio tai pačiai reabilitacijai skiria, ar atvirkščiai matote, kad yra motyvuoti tėvai ir patys deda pastangų ieškodami, kaip čia dabar tam vaikui padėti pasveikti greičiau? Labai įvairių situacijų vėlgi būna, nuo paprastų dalykų pradedant visą laiką sakau ir pacientų ir tėvams. Pirmiausia, jeigu kyla klausimas ir jis atrodo paprastas, paprasčiausiai paskaityti išrašą po operacijos. Ten nemažai atsakymų turbūt priklauso dar nuo gydytojo, kaip kuris turi kokį stilių, sakykime, aš apie savo ten gydymo išrašus galiu kalbėti, ten nemažai informacijos yra jau tos pirminės. Jeigu ten atsakymo tikrai nėra ir yra situacija ūmi kažkokia, turiu omeny karščiavimas didelis tinimas, kraujavimas iš pjūvių, kur jau tikrai ūmu, tai faktas, kad važiuosi arba į tą įstaigą, kurioje, sakykime, atlikta operacija, arba į priėmimo skyrių, jau kažką darysi veiksmą kažkokią, jeigu to reikalauja situacija. Kalbant apie tos klausę dalykus dėl reabilitacijos, tai galbūt būna, kad žmonės šiek tiek persistengia, perspaudžia, tačiau
sakyčiau, praktikoje dažniau būna atvirkščiai. Jie nedaro tiesiog dalykų, kurie yra jiems siūlyti daryti. Ir tada pamatai, jeigu atvyksta po operaciniai konsultacijai, ten po mėnesio kito trečio, akivaizdžiai matosi, kuris pacientas dirbo, kuris nedirbo. Ir dažniausiai tas, kuris dirbo, jis ir klausimų paprastai neturi, ir jaučiasi faktas, kad geriau. Ir kai šalia pacientas, kuris nedarė, sakykim, dalykų, atsiranda ir krūvos, aišku, ir pasiteisinimų, natūralu. Ir matai, kad ta funkcija dar toli gražu netenkina, nei manęs kaip operavusio gydytojo, nei to paciento. Bet irgi tų situacijų labai įvairių būna, kartais užtenka su žmonėm dar vieną pokalbį turėti, kad sakyt, dar žiūrėk, dar niekas neprarasta, viską tu gali ir jie kartais tik tada, kai jau susiduria su to situacija, kai realiai ta galūnė, sakykim, sunkiai funkcionuoja, tada jie kažkaip jau tada susijima įvairiai, bet reikia žmonėm leisti jiems pasirinkti ir leisti. Bet aš kaip suprantu, gydytojau, tikrai nėra tų variantų, be išeičių. Vis tiek yra šiandienai medicina siūlo kažkokį vienokį ar kitokį sprendimą, kad ta galūnė, kuri patyrė traumą, funkcionuotų, būtų atstatyta kažkokia funkcija ir tada derinant reabilitaciją, medicinos įvairias priemonės, operaciją, dar kažką, visą tai įmanoma sutvarkyti. Klausimas vėl platus. Taip, galimybės plečiasi, jų atsiranda daugiau, technologiškai pažangių įvairiausių sprendimų yra. Tikslas yra funkcija. Sakykime, mes kaip ortopedai, traumatologai gal ne visą laiką ten kreipsim dėmesį į estetinį vaizdą, tačiau galūnės funkcijam yra svarbiausia. Ne rentgenogramos, ne tyrimai, ne, tarkim, išorinis galūnės vaizdas ten dėl įvairiausių randų ir taip toliau. Ne tame esmė. Esmė funkcijai ir ką tau pacientas pasako atėjęs. Jeigu jį funkcija tenkina, tokį rezultatą laikom puikiu, viskas yra gerai. O, kaip sako, tai dalykai didžiąją dalim atveju yra ištaisomi. Norisi sakyti, kad taip, tačiau vėl situacijos individualios ir dalykų nutikti gali įvairių. Operacijos, jeigu mes kalbam apie operacinį gydymą, tai tikrai nėra nekaltas reikalas, yra krūvos galimų komplikacijų ir reikia tiesiog suprast, kad nesam, vėl banalus labai pasakymas, nesam kažkokie visagaliai ir negalim numatyti visko, kas bus ateityje. Tai tada pabaigai, gydytojo, apibendrinkim. Žinau, kad yra labai sudėtinga, nes tema plati ir, kaip sakėt, ir čia galim plėstis, ir čia dar vieną laidą padaryti, ar ne, ir pasikalbėti. Bet jeigu taip apibendrinat, tai ką šiandieną tėvam reikėtų turėti galvoje, norint, kad tų traumų būtų kuo mažiau ir kad jos būtų kuo lengvesnės, ir ką daryti, jeigu visgi kažkas nutiko? Kur žinoti, susidėti savo varneles, kad tą padariau, pasielgiau teisingai, padariau viską, ką galėjau tą akimirką. Jūs pats, tėtis, ką darytumėt? Kad būtų kuo mažiau traumų ir kad būtų padaryta viskas, ką galėjote. Saugumo turbūt instrukcijos. Pirmiausia, aišku, sveikas protas, o jo pritrūksta ir man kaip tėčiai, ir turbūt čia visi tokių pavyzdžių iš savo ten tėvystės ar motinystės. Meskit akmenį, ar ne? Kas? Taip, ir turbūt kiekvieno vyro žmona galėtų papasakot, kaip jis pasiūlė savo vaikams nuo, nežinau, stataus kalniuko ant rogučių taip smagiai nusileisti ir ten, žodžiu, čia tų istorijų daugybė. Tai kažkiek sveikas protas, saugumo dalykai, jeigu sporte, prevencija, išėjimas iš to savo tiesioginio sporto zonos į treniruoklių salę, pas kineziterapeutą, be galo svarbus dalykas užsimti mažais dalykais sporto metu, tiksliau ne to paties sporto metu, o dar prieš jį, kurie galėtų padėti išvengti traumų. Ir galbūt irgi
ne visiems yra savaime aišku, kad sezoniškumas yra be galo svarbu, tai tiesiog atitinkamo sezono metu atkreipti dėmesį vaikams, tai yra šiltas oras. Šalto oro mes netiek daug turim, bet netiek daug, kaip sakykime, apie vyresnius žmonės kalbant, kiek jie traumuojasi. Tai tiesiog visuomeniai galbūt, kad turėti omenyje, kad vasara, šiltas pavasaris, ruduo yra rizikingas metas, jeigu kalbam apie vaikų traumas. Ir O jeigu trauma nutiko? O jeigu trauma nutiko, kviečiam kreiptis ir nedvėjoti, geriau pasitikrinti, paklausti ir išeiti liktai su šypsena ir tą mintimai, ką mes ėjom, viskas čia ir taip maždaug buvo aišku, bet turbūt jeigu ėjot, nebuvo aišku tuo metu, geriau paklausti ir paklausti profesionalų. Kaip sako, better safe than sorry, ar ne? Turbūt Geriau saugiai negu vėliau apgailestauti. Kągi, ačiū labai, tikiu, kad tie, kurie klausė, išsinešė ne vieną patarimą, tai būkite saugus ir sveiki ir iki pasimatymo kitą kartą.